Tikslas tapti meru nėra pats svarbiausias. Man visada svarbiau yra augantis miestas ir pokyčiai, kurių naudą pajustų kiekvienas Vilnietis ir mūsų sostinės svečias. Aš žinau, kad geriausiai tai galiu padaryti tik su savo komanda. Su manimi dirba bendraminčiai, be kurių patirties, proto, talento ir jų pasiekimų mero postas būtų tik simbolis, tik kėdė. Tai komanda, kurią aš pasitikiu, su kuria noriu ir galiu būti augančio Vilniaus meras. Miroslavas Monkevičius, mano dešinioji ranka, ir jis bus atsakingas už visų mūsų įsipareigojimų įgyvendinimą, o taip pat už tai, kad Vilniaus miesto viešasis transportas būtų geriausias Europoje. Ilgametis mano bendražygis Žilvinas Šilgalis tikrai užtikrins masę sportinių renginių, o taip pat jo žinios aplinkosaugoje pravers miestui. Kas kitas, tai ne metų mokytoja pripažinta Aldona Šventickienė iškovos, kad būtų pastatyta ir atnaujinta tiek mokyklų ir darželių, kiek reikia jūsų vaikams. Kęstutį Nėnių vadinu daugiabučių renovacijos tėvu. Tik jis, geriausiai įvaldęs miesto tarybos galias, naujam gyvenimui prikels pastatus vaiduoklius. Tikiu, kad Rasa Jaškevičienė, tvirta ir darbšti vadybos profesionalė, savivaldybė pavers tikrų Vilniečių draugų. Nijolė Jagelavičienė vertina už tai, kad jie visada principingai siekia rezultato. Kartu atgaivinsime Neries pakrantės, Šnipiškės ir Stoties rajoną. Sporto žmogus Petras Nausėda yra sportiškai užsispyręs, kad mūsų sportininkai garsintų Vilnių ir Lietuvą. Jaunatviška Jono Juotkos energija įkvėpia mūsų komandą nuolat daryti daugiau. Kartu atgavinsime Žirmūnus bei kitus skubaus dėmesio reikalaujančius gyvenamosius rajonus. Laiko patikrintas kolega Juozas Antanaitis dar kartą įrodys, kad nėra darbų, kurių jis negalėtų nuveikti. Ir drauge pasieksime, kad pagaliau bus vietos parkavimui daugiabučių namų kvartaluose. Sportiški Vilniečiai jau dabar pažįsta Mantą Paulauską, kuris tikrai pasieks, kad kiekvienas Vilnietis pakils iš lovų ir reiks sportuoti mūsų parkuose, gatvėse ir viešose erdvėse. Mano komanda tai Lietuvos Laisvės sąjunga. Kviečiu kiekvieną Vilnietį kovo 1 ateiti ir balsuoti už Lietuvos Laisvės sąjungą, komandą, kuri reikalinga man ir kurios reikia Vilniui.